Labą dieną. Tai ką, išvažiavau iš savo poilsiadienių miestelio Martus. Ten praleidau 3 naktis. Pailsėjau šiaip iš dalies gerai. Labai unikalus pasibuvimas čia man buvo, nes pataikiau ant kažkokių švenčių. Ant Velykinių jaučiu kažkokių švenčių ten krikščioniškų. Visokios eisenos, maršai groja, vidury nakties daužės ten už langą man, būgnai visokie, žmonių belekiek, visi irgi nemieg, tose eisenose dalyvauja. Paskutinį vakarą ir aš išlindau pasižiūrinėt, padalyvaut, įdomi patirtis buvo. O tą rytą, kai jau reikėjo išjudėti man iš to miestelio, tai vėl užtaikiau ant tų eisenų ir nei į dešinę, nei į kairę man pasukt. Aš užstrigęs buvau tam savo hotelio kiemelį. Tiesiog stovėjau ant šaligatvio, laukiau, kol eisena praeis. Žmonių belekiek irgi mane spokso, ką aš čia toks. Žiauriai keistas jausmas. Aš ten kraunos daiktus, mantas, aplinkui žmonės. Aš ten kaip koks eksponatas buvau. Važiuoju tokiais didžiuliais laukais, aplinkui kalnai. Aš važiuoju asfaltuotu keliu, vėjukas man iš nugaros ir aš tiesiog sėdžiu ir gražiuos. Aš toks dėkingas esu. Eik tu savo, saulikė šviečia. Aš turiu vandens, turiu maisto, esu sotus. Važiuoju tokiais gražiais keliais, aplinkui geri žmonės, pasiryžę man padėti. Tokie paprasti dalykai, bet pažiūrėkit jūs. Eik tu savo, kaip gera šaukt! Kaip gera išleist tą energiją. Čia taip jums gali pasirodyti, kad aš čia krentu į kažkokią depresiją, kad man čia liūdna ir taip toliau. Bet kažkaip ne, visiškai ne. Aš labai kažkaip geriuos šitų momentų. Geras jausmas išleist tas emocijas. Tikrai dabar jaučiu tokį palengvėjimą. Tai nesijaudinkit, viskas čia man gerai yra. Tiesiog turėjau dabar taip save išliet. Dabar taip mintyse reflektuojant tą savo paskutinės dienas, tą žvyrkelį dieną, poilsiadienius. Tai aš dabar jaučiuos, kad aš gyvenu. Jaučiu, kad aš gyvenu. Patiriu tuos visokius momentus ir sunkius, ir lengvus. Va čia tai patirtis. Rekomenduoju kiekvienam iš jūsų pabandyti kažkokią tokią nesąmonę. Visiškai kardinaliai pakeisti savo gyvenimo kasdienį. Tiesiog išbandyti save kažkur. Ir negalvot, ar čia jums pasiseks, ar pavyks, ar nepavyks. Žiauriai man Ispanijai patinka tie piešiniai ant sienų, žiauriai gražus visi.
Pažiūrėkit, kaip gimbals nusisukęs. Eina sau. Čia irgi nukritęs sensorius kažkoks. Kaip išsiteškiu aš į laidus tuos elektros. Aš tik juos pamačiau ir žiūriu, ir jau buvo per vėlų. Eina sau. Tai tas dronas ten nukrita. Jis ten nukrita, atsidaužėsi tos laidus, bet jis kažkaip, bet man belechai pasisekė, kad jis nukrita va šitaip. Ir aš jį galėjau vėl pakelti. Aš jį vėl pakėliau, bet jie visiškai į tą galvą. Tas gimbals maskatavas į šonus. Bet kažkokiu būdu sugebėjau parskristi dar namo. Eina savo, būtų tekę man ten į tą kalną, per belę kur, nežinau, per kažkur užlipti, susirast tą droną. Ačiū Dievui, kad išėjo jį man persiskreidint kažkaip. Nu, viskas, drono kadro nebebus. Aš turiu šiaip draudimą drono. Jį man galės pataisyti arba pakeisti ten už minimalią sumą. Tai visą laimę, kad aš jį patį dar turiu, nes jeigu aš jo neturėčiau, tai man ten brangiai reikėtų sumokėti dar. O dabar dar visai išeis kažkaip kažką. Tai žodžiu, droną dedam ilgam. Bet abydna, blemba kaip abydna. Tai kaip aš taip nepamačiau tų laidų. Eik tu sau. Mano naujas dronėlis. Šiaip vienu metu man dar biškai nejauku ten buvo vienu metu, nes ten aplink aš tą bokštą skraido ten šalia to bokšto ir kavinė. Ten beliek žmonių, tai biškai šiaip nėra legalu skraidyti aplink žmonės, ypač Ispanijai. Tai jaučiu greit pakuoju ir dingstu aš iš čia. Nežinau kaip elgtis dar, nesu buvęs tokiai situacijai. Hola! Kaip juokinga, jos tokios pasimetusios. Vienas bėg belė kur, kitas iš viso ignoruoja. Tiesiog vos nesu krepšiais, aš jas ten nudaužiau. Vau, ką šiaip per dieną šiandien. Dviratininkų rojus. Dviratininkų centras. Čia gal remontuoji dviračius arba nuomotis gali. Čia visas, čia ir kempings, ir blemba čia. Kiek čia dviratininkų? Ole! Gal čia reik prisėsti? Where are you from? From Spain. Spain? From Madrid. Traveling locally? Yeah. Uh-huh. How much is you stay for the camping tonight? No. Just We are going for lunch. this way. But not in the camping. Uh-huh. I didn't even know that it's such a big bicycle environment in this territory. If you go there, Yeah. Uh-huh. Okay, it was nice to meet you guys. have a nice trip. Yeah. First time, pirmą kartą sutikau daugiau žmonių, daugiau su dideliais dviračiais. Visą laiką sutikdavau tik tais gravelio keliautojus, tai žiauriai buvo faina. Čia tiek jų daug. It was nice to meet you guys. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a nice trip. You too. Bye. Blemba, kokia crazy diena, nu žiauriai crazy diena. Wow. Aš sakau, aš kažkaip visiškai nemaniau, kad čia aš gausiu tokį taką nuostabų, šiandien tiek daug važiuot. Ir dviratininkų, pagaliau tokių kaip aš sutikau. Atrodo, nes kol kas atrodo, kad visiškai viens aš čia keliaudavau. Aš tikiuosi, kuo toliau, to daugiau bus. Kaip aš laukiu kada nors į kokį kempingą nuvaryt, jau nakčiai, o ne tik pravažiuot. Ir susijęs prie laužiuko su
su bendraminčiais pakalbėti, pasidalinti istorijom. Aš nuo pat namų svajoju apie tokius vakarus. Tai tikiuosi, kad mano diena ateis. Jau turim po 10, aš dar vis čia. Nu tai ką man daryti, tokia faina vietelė. Taip ramu aplinkui. Šilta, eiktų šiandien bus kaip karšta, šiandien iki 26 laipsnių šilumos bus. Dar nėra buvo jaučiu tokios dienos. Tai iš karto jau su basutėm, su šortukais. O dabar, kad jau užsivėlinu, tai užsivėlinkim dar. Biški dviratį reikia apsitvarkyti, reikia pasiveršti biški stabdžius, nes jau nudilė nemažai. Ką čia dar reikia padaryti? Na biški rankeną reikia vieną pasiveršti, nes po to kritimo biški atsilaisvina. O vakarykštės dienos rezultatai 71 km, pravažiuota 4 valandas 15 minučių, vidutinis greitis pakankamai vidutinis, nei didelis, nei mažas. Max greitis šiandien 5 km per valandą. Wow, ten nuo to kalno buvo žiauriai. Dabar 3 laipsnis rašo jutiminė. Ir sukilom vakar 750 visai solidžių metrų. Ir be to, pamiršom svarbiausią statistiką. Sumušėm 1000 km ribą! Pam param param. 1030 km. Wow, čia jau konkrečiai ilgiausia mano kelionė kol kas. Ir jį toliau tęsės.
Sveiki, tai what's your name? Javier. Javier? Yeah. Nice to meet you, I'm Simonas. Yeah, so pirmą kartą kažkas ilgiau su manim pavažiavo keliu. Pasišnekėjom fainą, nes čia tokie pliki laukai, nieko nėra su ko pasišnekėti. Tokie, net nežinau, kad Ispanija anksčiau buvo kaip ir musulmonų kraštas. Tai sako, dabar visi miesteliai, kurie prasideda D, po vietovardžiai, kur prasideda D, yra musulmonų kažkada buvo. Įdomu. Eik tu savo. Lemba šiandien kaip sunkiai minos. Kažkaip nėra dvasios iš vidaus. Kad belia kaip aukštyn žemyn. Žiauriai nėra monotoniško kelio. Apturėjau kol kas stačiausią įkalnę 12%. Ačiū Dievui, nebuvo žiauriai ilgo. Įmyniau. Bet nu ir dienelė. Čia visur bendriukai. Apelsinų medis. Gal pabandyt nusiskinti. Tokie jie biški susiraušlėję atrodo. Ką žinai, jie geri. Kaip dabar žinot, kuris geras? Pliama tokie kažkokie suvytę. Kaip žinot, kuris geras? Kaip kvep. Skūra stora. Geri lupas šiaip. Turim šiukšliadėžį. Pliama, nukvep normaliai. O, kokia rūgštuma! O, koks rūgštus! Fui! Tikrai nevalgysiu. Gal šitą neprinokęs, bet taip geri lupas, toks minkštas. Gal čia ne jo sezonas? Dabar aš esu užuovėjai. Ir tos ant kiek padėjo protui atsigaut nervams. Nes visą laiką, kai puši tau vėjas, tai žiauriai nervuoji. Iškart kažkaip nusiraminau. Va, apsidirbsiu aš jį ir bus mano rankturis. Yes! Gerai, turi pjūkliuką aš. Tokia kaip tik visai lanksti, tokia minkšta medžiai, gigia plona. Net ir tą skylę aš prasibėsiu kažkaip. Turim dar vieną. Reikia kažkaip arba jis susismulkint, kad būtų kaip mano paminkštinimas.
arba belė kokią pumpavimą prieš vėją. Po vėl beveik 800 metrų sukilimą, šįkart prieš vėją. Po šiam 5 km važiavimo. Oi, atvažiavom į tokią vietelę. Eina savo. Labas rytas. Su Velykom. Sveikimai iš palapinės. Mano Velykos prasideda nuo košytės, nieko nauja, nuo kavytės. Ir čia laukia pagrindinis vakaro svečias. Viskas, mano vieta tuščia, susipakota. Šiandien vėl, kaip ir vakar, ilgiau užsikimarinau, bet šiandien dėl Velykų šventės. Tai va, susiskambinau su giminėm, suvalgėm kiaušinį velykinį, pagėrėm kavos, pašnekėjom valandėlę gerą. Apsižiūriu, ar nieko nepalikau. Regis nieko. Judėsim į priekį. Welcome to Campillos, bienvenidos. Kaip čia man dabar važiuoti? Mums į kairę. Let's go. Grinai man labai primena tokie vaizdai Žiedų valdovą, kažkaip ten, arba Hobito, ten tas visokias scenas, ten kur visokie orkai laksto tom kalvom, labai gerą jausmelį palieka taip ant kūnelio. Oi, kolegos artimieji, giminės ir draugai blemba. Pilvuką raižo. Neskaniai taip. Jau esu nuvažiavęs 24 kilus. Šiandien tokį labai jau lengvutį tempą laikau, tokį chill, kad neapkraut, nevargint savo psichikos, nežinau kaip čia pasakyti. Visai padeda. Tiesiog dėmesio nekreipimą įjungęs. Jau važiuoju savo už lėtą, ten 12 km per valandą greičio, 10 ar 8. Ir nusivažiuoju kažkaip. Dabar esu susivedęs navigacijai restoraniuką. Ten tikiuosi gauti kažkokias ribykės, gal salotikį išausiu. Pasėdėsiu užuovėjai, pasikrausiu dalykus. Biškį gal atsistatysiu. Į tualetą jau būtų gerai užeit. Į tualetą.
Nu, vėjas toliau daužo, bet kaip sakant, davė jis man per vieną žandą, atsukau jam ir kitą žandą. Prieš jį turi būti nuolankus. Kaip atsigavau! Pradėjau vėl mėgautis gyvenimu. Pavalgiau kaip žmogus, kaip namie. Daržovių traškinuką, šiltą. Tada tą tokią kaip omletą su bulvykiam, su pomidoriukais. Eik tu savo, kaip gerai nuėjo. Niekad gyvenime taip nėra gerai nuėjęs. Toks paprastas maistelis. Žinokit, ir susitvarkė tas mano pilvas, atrodo dabar viskas okei. Jau iš ten buvo susikaupę visokių ten psichologinių dalykų. Nesąmonė. Tai dabar kai naujas žmogus. Eik tu savo, aš negaliu. Aš nežinau kaip apsakyti šitą. Dabar taip gera, aplinkui taip gražu. Kalnai, pievos, kelias kokybiškas. Tai žodžiu, tai va, ten tais omlets, kaip aš galvojau, tai ten iš tikrųjų yra tortilija. Pamenat, kaip ta močiutė Olietė mieste man sakė, tortilija pavaišins. Ir aš atėjau ir ten gavau kažkokį omletą. Nu, grinai kiaušinienę, tokią plaktą, su bulviam kažkokiom svagūnais. O jin sakė tortilija, aš galvoju, kad jin ten kažką susimaišė arba ne tą vis dėlto padarė. O dabar vėl atneš tą kiaušinienę. O aš buvau pasakęs, kad tortiliją noriu. Aš galvoju, nu gal susimaišė. Tai pasirodo, jie rimtai tas kiaušinienės vadin tortilijom. Žinai, mes lietuviai tai tortilijas, tai tos repsus, vyniotinius vadinam tortilijom. Reikia prasukti riešus. Kai į kalną lipi visą laiką, dilbiai įsitempia, riešai įsitempia, skirtai visą viršutinę kūno dalis. Stengiasi išlaikyti balansą. Vairą mėtą į šonus. Tai kad nepertemt raiščių, reikia atpalaiduot. Netgi jaučias kaip mano diržas, tas mano laikrodis labiau užsiveržęs dėl to užsipumpavimo. Kad ilgainiui neturėti nesąmonių, reikia nepersistengti. O pačiu galima pasigerėti gamtą. Na, pažiūrėkit, kaip sugalvojau užsidėti savo pidaraskį. Taip, tiesiog užsisegė ant priekį. Nes šiaip pavargsta per laiką ant juosmens toksai svoris, tempia žemyn, skrandis spaudžia, gal man dėl to ir įsiskaudėjo buvo tą pilvą. Dabar ant kiek lengviau. Dar sagykę prasisegė į ką. Iš viso. Kai sofai sėdi, beveik. Lipau, kopiau, myniau prieš vėją ir pagaliau užlipau. Ir pažiūrėkit, kur aš įlendau šią naktį. Wow, su tokia panorama. Ten visur kalnai. Ten miestas. Tolumoj kalnai. Buvo verta pilvo skausmų, vėjų ir visų nesąmonių. Ir kantrybės išbandymų pilnai buvo verta.